Šiandien parodysiu rankų treniruotę, kuri man per vieną bulką pridėjo daugiau nei 1 centimetrą dydžio rankų. Tai aš pabulkinau, tada vėl nukatinau ir buvo daugiau truputį nei 1 centimetro skirtumas. Visiškai identiškai parodysiu treniruotę rankų, tai bicai ir tricai. Manau, šitoje treniruotėje yra viskas svarbu. Tiek pratimų pasirinkimas, tiek jų eiliškumas, bet svarbiausia jų technika. Tai žinot, kaip aš ten, aš dabar, kai sportuoju, tai aš labai tvarkingai viską darau. Bet aš labai ilgą laiką anksčiau taip sportuodamas nematydavau progreso. Ir domėdamasis intike, vieną tokią mintį pamačiau, kad žmonių organizmai skirtingai reaguoja į stresą, skirtingai reaguoja į apkrovą ir kai kurie organizmai tiesiog skirtingai reaguoja į svorį, į patį svorio kiekį. Ir aš, kai tik pradėjau sportuoti, aš toksai draskydavau su dideliais svoriais. Tai šita treniruotė technika yra draskymosi technika. Mes išlaikom, aišku, padorę techniką, bet mes su svoriu reikia draskyti, su juo reikia agresyviai elgtis. Tai šioje treniruotėje nebus jokiam pratime lėtų pakartojimų kontroliuotų. Viskas bus per prievartą, per adrenaliną, per išsprogimą. Tai čia yra labai svarbu. Dėl to, nes aš būtent taip dariau, tai vat ir būtent noriu 1:1 parodyti visą treniruotę. Tai treniruotę iškart pradedam nuo prisitraukimų siaurai rankomis į save. Tai aš manau tiesiog yra, taip, praeitą bulką buvo vienas iš mano bazinių pratimų bicepsui, kurį dariau ir be svorio, ir po to su svoriu, ir be svorio su svoriu, visaip aš jį dariau, bet visą laiką pradėdavau čia, padarydavau 2 setus. Tai aš dabar jau pasiruošęs diržą, svorį, nesvarbu, bet technika. Tai mes darysim, tai yra aš darysiu, ne iš nugaros, kai mes įprastai darytumėm pakelta krūtine ir būtų taip, žok, sutraukiant sparnus ir labai jaučiant sparnų apačią, bet aš čia darysiu susirietęs ir trauksiu taip vertikaliai rankas, bandydamas sutraukti bicepsą ir apačioje ištempti. Bet vėlgi, aš čia nelabai galvosiu apie ištempimą, o aš galvosiu apie tiesiog pastovų judesį ir pastovų pumpavimą agresyviai. Dar užmiršau paminėti, kad šitoje treniruotėje repsų skaičius yra bent jau 6. Sekantis pratimas easy barai, aš šiaip kiekvieną treniruotę jos darau, bet kitokią techniką. Čia irgi aš draskydavau, tai čia nepabijosiu, šiaip. Aš kai darau, aš darau visą laiką tvarkingai, bet čia aš labiau toksai, kaip realiai daugumą žmonių susikupruodavau ir tai taip, aišku, esi žymiai stipresnis, taip žymiai, aišku, smagiau daryti. Ir būtent taip aš ir darydavau. Todėl tiesiog aš noriu parodyti pratimas į pratimą. Visiškai taip pat. Kaip kažkada dariau, taip čia. Lygiai 5 kilų. Sekantis pratimas preacher curlai, vėl 2 setai, nes aš čia darau 4 pratimus po 2 setus, iš visų realiai galų taip varydavau. Tai čia irgi paprastai, siauras paėmimas, norėtųsi daugiau čia nei 6 pakartojimų, dažniausiai gal 7-8 bandydavau, nes čia vis tiek yra nemaža tikimybė susitraumuoti. Bet čia irgi niekados neištiesiu rankų iki galo ir niekados neužsikeliu. Čia visą laiką čia kur įtampa, visą laiką išlaikau įtampą. Tai taip pat ir čia darysiu.
Paskutinis biskų pratimas su lynu, su viena ranka iš apačios. Pasiemam lyną, atsivarau taip, pasilenkiu, kad pilnai ištempt ir tada šak, sutraukiu ir vėl pilnai ištempiu. Čia realiai akcentas yra būtent ištempt bickį. Nu ir po vieną ranką koncentruotai daryti, kad jau maksą užsipampint, pajust. Labai geras pratimas, labai patogus. Čia jau neįmanoma blogai daryti. Jeigu tikrai nebandėt, pabandykit. Pajusit skirtumą nuo ten, jeigu paprastus hantelius taip pat daro, tai nuo paprastų karlų labai skiriasi. Tai čia dasimušam ir varom prie trickės. Pradedam tricą, visą laiką tricą pradėdavau nuo V-baro iš apačios į viršų. Su pilnu ištempimu ir bam, viršų niekada rankų neištiesdavau, tiesiog visą laiką taip įtampą išlaikydavau. Aš šito pratimo nebedarau tik dėl to, nes man kažkaip priešą pradėdavau skaudėti, būtent paimant su V-baru. O su ten virvėm tai iš vis, man nepatogu, ten nei gripas, niekas, ne tas pats. Bet su V-baru, kodėl gerai, nes šiaip ir kampas toks labai patogus, kad riešo nepjauna, bet ir žiauriai daug svorio gali prisikrauti. Ne tai, kad žiauriai daug, bet daugiau nei darant su kitomis rankomis. Ir šitas pratimas, jis tokį pilną amplitudę, ten toks pilnas geras ištempimas ir sutraukimas, visą laiką degdavo. Tai aš realiai, kai trickas darydavau, visą laiką 4 setus čionais, dažniausiai 5 net. 5 setus čionais ir dėdavau 3 tiesiog ar su viena ranka extensionus, ar su 2, nesvarbu man jau ten būdavo, bet aš žinodavau, kad čia yra mano bazė. Čia yra, kas užaugina tricą. Visą laiką taip. Su tokiu mindsetu. Jau seniai, kaip ir minėjau, nedariau šito pratimo. Čia kiek kitokia V rankena, su kuria aš buvau įpratęs daryti. Surprise, bet nieko neskauda, viskas labai patogu, viskas labai gerai. Labai gerai tricas, jaučiasi jau kaip akmuo. Nes metano, dekos ir botano yra. Ne, bet jeigu rimtai, tai aš irgi čia nedidelį repsai, 6, 7, 8. Ne mažiau 6, aišku, stengiuosi. Vėlgi pilnai ištempiu. Ne iki galo ištesiu. Aš dar galvoju, kokie čia dar technikos aspektai. Vienas toks minusas šio pratimo, kad man reikia setą užbaigti ne apačioj, bet viršuj. Nes jeigu apačioj užbaigsiu viskas, štai užstriksiu, kad reikės tiesiog paleisti svorį. Tai čia toksai minusas man. Nebent jūs ten kažkokio matricas mokat, kažkaip išsisukt ir galit padėti mandrai svorį, tai jums geriau. Bet aš niekaip, tai gal vienintelis minusas. Bet šiaip sakau, jeigu niekada nedarėt šito pratimo, tai kiek potencialo pas jūs tricepsus. Daug. Padariau vieną pushdowną, kurią neaptariau tiesiog paprastai.
Nes šiaip aš nedarydavau vieno kažkurio tai pushdown'o gale tricų. Bet faktas, kad dažnai darydavau su viena ranka, tiesiog troso pushdown'us, be visiškai jokios rankenos. Pasiėmęs su šito vat kūgio kažkokio, o taip vat. Riešą apimdamas, man labai gerai taip įkrenta į tą rankeną riešas. Ir tiesiog maks ištempimas, maks sutraukimas, maks ištempimas, maks sutraukimas. Čia visiškai laisva ranka, pilna amplitudė galima dirbti. Ir realiai aš atsistodavau visą laiką, būna atsiremdavau, darydavau, būna va taip, darydavau visai. Nes vieną treniruotę taip patokiau, kitą taip, bet man šitos labai patikdavo. Dega. Šiaip koks dar yra akcentas šito pratimo technikoje, kad nėra būtina sutraukti, bet svarbiausia yra ištempti. Šita amplitudė yra žymiai svarbesnė nei šita. Neaiškinsiu, bet čia tiesiog pastarieji tyrimai kažkada tai parodė, tada pradėjo visi mokslo daktarai kalbėti, treneriai, žymiausi fitness influenceriai, remiantis tomis studijomis, pradėdavo geriausius rankų workoutus daryti ir kitų raumenų grupių, būtent akcentuojant tą ištempimą. Čia visur aktualu, bet ypač va čia, tai labai lengva pasiekti darant su lynu, kai turi tiek daug laisvės ir kontrolės. Rankos dan, būtent taip treniruodavaus, būtent po tokio bulko, būtent darant taip rankas, priaugo tas daugiau nei centimetras ir šio chebra. Pasidalinau, kas išbandysit, jeigu patiks, nice, jeigu ne, too bad, pasiliksit prie savo workouto ar kažką kito ieškosit. Jau nauji metai praėjo, tai visus su naujaisiais. Praeitą video užmiršau pasveikint. Tai kaip ir atmazų daugiau nebėra neiti salę, ar ne? Nes jau nauji praėjo, nebėra ko laukt, važiuojam ir kačialinamės, chebra. Davai čia, iki kito.